Sveiki atvykę į 2025 skaitmeninių šešėlių pasaulį, kur kodas tai ginklas, o klaviatūra geopolitikos įrankis. Norite daugiau informacijos apie Darknet, įžvalgas, naujienas ir istorijas, kurių negalima skelbti YouTube? Užsiprenumeruokite mūsų Telegram kanalą Networkgate, ten dar daugiau išskirtinio turinio. Įsivaizduokite, kad atsikėlę ryte paimit telefoną, o visi jūsų banko sąskaitos yra tuščios. Metro jūsų mieste neveikia, ligoninės perėjo į rankinį valdymą, o ekranuose pranešimas, kad jūsų duomenys dabar priklauso mums. Visa tai nėra filmo scena, o visiškai reali grėsmė 2025. Šiandien pakalbėsime apie tuos, kurie stovi už garsiausių pastarųjų metų kibernetinių atakų rusų hakerių. Beje, jei manote, kad tai jūsų nepaveiks, paspauskite patinka, o vaizdo įrašo pabaigoje papasakosiu daugiau. Kodėl jūs klystėte ir kokią žalą gali padaryti šiuolaikiniai kibernetiniai išpuoliai paprastam žmogui? Sveiki atvykę į 2025 skaitmeninių šešėlių pasaulį, kur kodas tai ginklas, o klaviatūra geopolitikos įrankis. Norite daugiau informacijos apie Darknet, įžvalgas, naujienas ir istorijas, kurių negalima skelbti YouTube? Užsiprenumeruokite mūsų Telegram kanalą Networkgate, ten dar daugiau išskirtinio turinio. 2025 pažymėjo naują kibernetinių karų erą. Jei anksčiau hakeriai buvo vieniši vilkai dirbantys iš rūsių, tai dabar tai yra gerai organizuotos grupuotės. Daugiatūkstantinių biudžetų kompleksinė struktūra su sudėtinga hierarchija ir valstybės parama, Rusijos hakerių grupuotės visada išsiskyrė savo techniniais įgūdžiais. Tačiau iki 2025 jos pasiekė tokį lygį, kad bet kuri sistema gali būti įsilaužta, klausimas tik dėl kainos ir laiko. Ar kada nors susimastėte, kodėl būtent rusų hakeriai laikomi vienais pavojingiausių pasaulyje? Reikalas ne tik stiprioje matematikos mokykloje ir techninėme įsilavinime. Iki 2025 suformavosi unikali ekosistema, kur talentingi programuotojai gauna galimybę realizuoti savo įgūdžius tiek legaliame sektoriuje, tiek šešėlinėje erdvėje. 2025 Rusijos hakeriai jau nebe tiesiog vaikinai su kompiuteriais. Tai specialistai su giliomis žiniomis psichologijoje, lingvistikos, politikoje ir ekonomikoje. Jie mėnesiais tyrinėja savo aukas, supranta užpuolamų įmonių verslo procesus ir pritaiko savo metodus pagal konkrečius tikslus. Juokinga, bet kai kuriuose Rusijos specializuotose aukštosiuose mokyklose šmaikštauja. Mūsų absolventai tokie gerai, kad jų bijo visas pasaulis, juodas humoras, kuris iki 2025 įgijo naują atspalvį. Prasme, iki 2025 kiberpasaulis tapo sudėtingesnis ir išryškėjo kelios pagrindinės Rusijos grupės, apie kurias žino visi saugumo specialistai. APT-28, FCIBER viena seniausių ir žinomiausių grupių, siejama su Rusijos kariuomenės žvalgyba GRU. Iki 2025 jie perėjo nuo palyginti paprastų phishing atakų prie sudėtingų daugiašalių operacijų. Jų išskirtinis bruožas svarbių politinių figūrų kompromitavimas prieš svarbius įvykius. 2024 jiems priskirta kelios rinkimų kampanijų sistemų įsilaužimai. Europoje ir JAV, kas paveikė vakarų politinį kraštovaizdį. Įdomu, kad APT-28 pradėjo naudoti dirbtinį intelektą, kad sukurtų tikslinius sukčiavimo laiškus, kurių beveik neįmanoma atskirti nuo tikrų. Jų sistema analizuoja tūkstančius taikinio komunikacijos pavyzdžių ir sukuria tobulą masalą. Peilis tamsoje jie specializuojasi ilgalaikėse šnipinėjimo kampanijose, likę nepastebėti daugelį metų. Iki 2025 jie ištobulino savo metodus tiek, kad jų vidutinis buvimo laikotarpis pažeistose sistemose išaugo iki 18 mėnesių iki aptikimo 2023 RANGE. Jiems buvo įskaityta plataus masto intelektinės nuosavybės vagystės kampanija farmacijos sektoriuje, leidžianti Rusijos įmonėms užpildyti spragą. Ko gero, jų didžiausias komercinis lyderis kuriant tariamus naujus vaistus. Nuo tada FTB ieško Jakubets $5 milijonų atlygis už jo sučiupimą iki 2025. Grupuotė virto tikrą kibernetinių nusikaltėlių korporaciją su KPI skyriais ir net personalo skyriumi. Jie yra už daugybės niokojančių išpirkos programų atakų, kurios atnešė milijardus $. Tamsus situacijos humoras yra tas, kad kai kurios įmonės Valkar praktikos atrodė tokios veiksmingos, kad jos net tyrimos kaip novatoriškų verslo mokyklų valdymo metodų pavyzdys. Snake yra grupė, žinoma dėl savo sudėtingiausiais įrankiais ir operacijomis, orientuotomis į diplomatinės, karinės ir tyrimų organizacijas. Iki 2025 jie sukūrė atakų metodus, leidžiančius įsiskverbti net į izoliuotas jėgaip tinklus. Jų firminis metodas - satelitinių ryšių kanalų kompromitavimas, kas leidžia perimti viso šalies srautą. 2024 grupė pasiekė proveržį, sukūrusi kvantinių atspariusių šifravimo algoritmus savo kenksmingam programiniam uždaviniui, kas padaro jį praktiškai nepažeidžiamų būsimų kvantinių kompiuterių.
Didžiausia žalinga grupė, kuri specializuojasi kritinės infrastruktūros atakose, yra kaltinama 2015 ir 2016 atakomis prieš Ukrainos tinklą. Iki 2025 jie patobulino savo įrankius tiek, kad gali sukelti grandininius gedimus pramoninėse sistemose. Jų kenkėjiška programinė įranga 2025 sugeba prisitaikyti prie skirtingų pramoninių protokolų ir apeina daugumą apsaugos priemonių. Įsivaizduokite, kad atsikeliate ryte, o jūsų mieste neveikia šviesoforai, sustojo liftai, vanduo patenka ir visa tai yra vos kelių žmonių, turinčių klaviatūras. Darbo rezultatas įspūdingas, ar nesodino kipi, kai ši grupė buvo iš dalies neutralizuota 2021 RANGE. Iki 2025 jie atgimė su nauja struktūra ir metodais. Dabar jie specializuojasi tiekimo grandinės atakose. Todėl įvedant kenkėjišką kodą į vėlyvą pasaulinį paslaugų tiekėją veikia daugiau nei teisėtų 204 programinės įrangos atnaujinimų. 10 000 įmonių visame pasaulyje ir ar kada nors susimastėte apie tai, kiek saugios programos, kurias naudojate kiekvieną dieną, komentaruose parašykite, ar tikrinate atsisiųstos programinės įrangos tylos šaltinius. Grupė yra gana jauna grupė, besispecializuojanti bankininkystės sektoriuje. Skirtingai nei daugelis kitų grupių, nenaudoja paruoštų įrankių. Kiekvienai operacijai kuria savo, iki 2025 patobulino įsiskverbio į SWIFT sistemas techniką, kuri leido joms atlikti nematomų trikdžių seriją. Ironija yra tai, kad daugelis bankų, tapusių jų aukomis, išleido milijonus kibernetiniam saugumui, tačiau buvo įsilaužti dėl žmogiškojo veiksnio, kai darbuotojas atidarė L. Pašto priedą tamsioje pusėje Black Mate grupė, kuri išgarsėjo po atakos pakreipė dujotiekį 2021 iki 2025 tapo tokia sudėtinga, kad apima totomyje derybų ir teisinių skambučių centrus išpirkos mokėjimo konsultacijos. Įsivaizduokite įmonės biurą, kuriame kostiumuoti vadovai diskutuoja, kaip geriausiai išvilioti pinigus iš susikompromitavusių įmonių, ar ne. Iki 2025 įsilaužėlių metodai neatpažįstamai įsivystė. Jei anksčiau pagrindinė technika buvo sukčiavimas, dabar arsenalas tapo daug platesnis. Sukuria idealą suasmeninti pranešimai. Iki 2025 kalbos atpažinimo sistema leidžia imituoti taikinio balsą realiu laiku, o tai privedė prie naujo tipo atakų. Balso sukčiavimo balsu buvo atvejis, kai didelės Europos įmonės finansų direktorius pervedė įsilaužėliui 7 milijonų eurų, manydamas, kad tai buvo pasakyta jo esą, o taip tiksliai buvo imituotas balso tiekimos makro atakos, o ne tiesioginė programinės įrangos ataka tapo programinės įrangos tiekėjo ataka. Plačiai paplitęs į saugumo žodyną įtrauktas specialus patikimos tiekimo grandinės terminas. Rusijos grupėms ypač sekėsi pažeisti atvirojo kodo programinę įrangą. Jos infiltruoja savo kūrėjus į populiarius atvirojo kodo projektus, kurie vėliau prideda paslėptų užpakalinių durų, kurios aktyvuojamos tik tam tikromis sąlygomis. Automatizuota analizė kodą su pagalba ir rasti galimas problemas greičiau nei tai daro apsauginės sistemos. Ir įdomu tai, kad Zero Explo kaina prasidėjus rinkai iki 2025 išaugo iki astronominių verčių. Išnaudojimas jos gali kainuoti iki 5 milijonų $, o kritinės infrastruktūros iki 10 milijonų. Pirmasis pradės naudoti postkvantinius algoritmus, kad apsaugotų savo ryšius ir kenkėjiškas programas. Living of the Land L technika, kuri naudoja teisėtus operacinės sistemos įrankius ir procesus, kad įvykdytų ataką. Iki 2025 ši technika buvo ištobulinta. Kenkėjiška veikla praktiškai nesiskiria nuo įprastos sistemos procesų veikimo. Vienas saugumo specialistas juokauja: šiuolaikiniai Rusijos įsilaužėliai yra tokie geri, kad gali nulaužti jūsų kompiuterį naudodami tik užrašų knygelę ir Windows skaičiuotuvą. Deepfake and Synthetic Media by 2025 technologija, skirta sukurti netikrus vaizdo įrašus ir garsas, pasiekė tokį lygį, kad be specialios analizės jų neįmanoma atskirti nuo tikrų. Rusijos programišiai šias technologijas naudoja socialiniai inžinerijai ir dezinformacijai. Buvo atvejis, kai vienos iš NATO šalių prezidento suklastotas vaizdo kreipimasis, raginantis mobilizuotis, sukėlė paniką finansų rinkose, kuri buvo panaudota manipuliuojant gynybos kompanijų akcijomis. Ir ar galėtumėte atskirti tikrą vaizdo įrašą? Su kokiais deepfake technologijų atakomis susidurėte komentaruose? Identifikavimo grandinė, o ne įsilaužimo taikinys. Įsilaužėliai iki 2025 sukompromituoja autentifikavimo ir tapatybės valdymo sistemą. Grupė AP29 sukūrė metodiką apsinuodijimas tapatybė, leidžiantis sukurti vaiduoklių paskyras Active Directory, nematomas standartiniams audito įrankiams. Naujos kartos socialinės inžinerijos klasikinius ABAN metodus perkelia į kitą lygį dideli duomenys, o įsilaužėliai kuria įsamius psichologinius taikinių profilius ir kuria atakas, pritaikytas prie jų. Konkretus asmuo buvo užfiksuotas byloje, kai programišiai kelis mėnesius analizavo atominės energetikos objekto darbuotojo veiklą socialiniuose tinkluose, o paskui sukūrė netikrą profilį, imituodami jo seniai nematytą giminaitį,
kad galų gale iki 2025 galėtų gauti prieigą prie jo darbo paskyros. Visavertis profesionalus tinklas su dalyvių patikrinimų reitingų sistemomis ir net darbo knygomis. Norint patekti į uždaras sekcijas, reikalingas ne tik pakvietimas, bet ir savo įgūdžių patvirtinimas. Per specialius testus forume vyksta diskusijos apie pažangius puolimo metodus. Perkami ir parduodami potencialūs taikiniai. Vertingiausi dalyviai gauna eksperto statusą ir prieigą prie uždaro ekspertų klubo, kuriame aptariami pažangiausi metodai, šifruoti pasiuntiniai su savęs naikinimu pranešimai 2025. Standartu tapo specializuoti pasiuntiniai, naudojantis daugiasluoksnį šifravimą, maršrutizavimą per kelis tarpinius serverius ir kvantiniams atsparius algoritmus. Perskaitęs pranešimas automatiškai sunaikinamas, nepaliekant jokių pėdsakų įrenginiuose. Kai kurios grupės sukūrė savo komunikacijos protokolus, kurie užmaskuoja srautą kaip įprastas HTTP užklausas arba srautinę mediją. Negyvi lašai, informacijos apgaudinėjimo būdas be tiesioginio kontakto. Skaitmeninėje 2025 versijoje tai yra specialios talpyklos paslėptos interneto dalys nuo komentarų apie senus YouTube vaizdo įrašus iki paslėptų Wikipedijos puslapių. Viena grupė naudoja stiganografiją, kad pateiktų instrukcijas. Jie slepia komandas paprastose nuotraukose, paskelbtose populiariuose socialiniuose tinkluose. Be specialaus rakto šių duomenų neįmanoma aptikti. Žaidimų platformos yra netikėta, bet efektyvi komunikacijos terpė. Įsilaužėliai naudoja populiarius internetinius žaidimus, tokius kaip Steam Discord arba žaidimo pokalbius, kad galėtų keisti žinutėmis, kurias sukūrė 20 specialios modifikacijos žaidimams, kuriuose yra paslėptų komunikacijos kanalų. Buvo atvejis, kai tinkama grupė surengė didelę ataką per Minecraft pokalbį, naudodama žaidimo automatizavimo sistemą, kad perduotų šifruotus pranešimus. Darknet naujos kartos prekyvietėse. Jei anksčiau jos buvo tik juodosios rinkos, tai iki 2025 jos virto aukštųjų technologijų platformomis su SCUI paslaugų reputacijos sistemomis ir netgi išnaudojo kai kurias lojalumo programas prieigai prie rinkos. Pažeisti tinklai trečiasmens duomenys. Ir ar pagalvojote, kiek jūsų duomenys verti juodojoje rinkoje? Komentaruose rašykite, ar nerimujate dėl savo asmeninės informacijos saugumo. Fiziniai susitikimai. Kaip bebūtų keista, visiško skaitmeninimo eroje asmeniniai susitikimai grįžo kaip saugiausias bendravimo būdas. Aptarti ypač jautrias operacijas įsilaužėlių susitinka neutraliose teritorijose naudojant sudėtingas sąmokslo schemas. Įdomiai, kai kuriuose šalyse be įsilaužėlių schemų tapo neformalių įvairių grupių susitikimų vieta. Ten oficialiai aptariamos kibernetinio saugumo problemos, tačiau užkulisiuose informacija keičiamasi tarp pramonės kolegų. Pastaraisiais metais įvyko keletas reikšmingų kibernetinių atakų, kurios pakeitė skaitmeninio saugumo aplinką. Operacija Skaitmeninis šilko kelias 2023 didelio masto kampanija, priskirta EPT29, siekiant pakenkti telekomunikacijų infrastruktūrai palei naują šilko kelią iš rytų Europos į pietryčių Aziją. Įsilaužėliai gavo prieigą prie šviesolaidinių tinklų ir duomenų perdavimo įrangą, leidžianti perimti srautą iš ištisų regionų. Operacija buvo aptikta tik analitikams pastebėjus keistus vėlavimus perdodant finansinės operacijas tarp Azijos ir Europos. Tyrimas parodė, kad užpuolikai daugiau nei metus turėjo prieigą prie infrastruktūros. Ataka prieš pasaulinę finansų sistemą 2023 subtiliai pakeitė tam tikrų operacijų sumą, skirtumą nukreipdamas į jų valdomas sąskaitas. Ekspertų teigimu, kol ataka nebuvo atrasta, įsilaužėliams pavyko pavogti daugiau nei 1,2 mod. Labiausiai stebina tai, kad dauguma šių lėšų niekada nebuvo rasta, nepaisant tarptautinio tyrimo. Operacija Eclipsas 2024 Sandvom ataka prieš kelių Europos šalių elektros sistemas 2024. Žiemą įsilaužėliai perėmė elektros tinklų valdymo sistemų kontrolę ir šaltųjų metų laiku sukėlė pakopinius elektros energijos tiekimo sutrikimus. Dėl to apie 2 milijonai žmonių liko be elektros esant minusiniai temperatūrai. Ataka padarė tiesioginių ir netiesioginių ekonominių nuostolių apie 3 milijardus eurų. O, kai kuriais skaičiavimais, keli šimtai žuvo dėl viaduko. Juodasis situacijos humoras yra tai, kad vienos iš nukentėjusių energetikos įmonių spaudos sekretorius konferencijoje prieš pat išpuolį pasakė: mūsų sistemos yra visiškai saugios. Etiškai prieštaringos operacijos priskirta rusų įsilaužėlių grupė, kuri, kaip manoma, buvo susijusi su APT28, gavo prieigą prie kelių didelių farmacijos kompanijų ir tyrimų centrų sistemų. Jie pakeitė kelių vaistų klinikinių tyrimų rezultatus, dėl kurių buvo patvirtinti vaistai, turintys rimtą šalutinį poveikį. Manipuliacijos buvo aptiktos tik po to, kai tūkstančiai pacientų pranešė apie netikėtas reakcijas į vaistus. Tyrimas parodė, kad programišiai pakeitė tik kelias programinės įrangos kodo eilutes. Teikdama statistinę analizę, dėl kurios buvo sistemingai neįvertinta rizika, ataka prieš pasaulinį DNS 2025 kovo mėn. Ko gero, didžiausia kibernetinė ataka istorijoje.
Paveikusi beveik kiekvieną interneto vartotoją, grupė sukūrė metodą, leidžiantį pažeisti šakninius DNR serverius, kurie leido jiems peradresuoti užklausas į tam tikrus domenus į jų valdomus serverius 6 valandas. Jie kontroliavo didelę pasaulio svetainių srauto dalį ir nukreipdavo vartotojus į interneto fe. Kenkėjiškų programų įvedimą per netikrą atnaujinimą ekspertai pavadino didžiausiu apiplėšimu istorijoje, atsižvelgiant į pavogtų duomenų kiekį ir finansinius nuostolius. O ar pastaruoju metu interneto darbe pastebėjote keistenybių? Ar buvo atvejų, kai pažįstamos svetainės atrodė neįprastai? Šalių šios operacijos išskirtinumas yra tas, kad kenksmingas kodas yra įdėtas į įrenginio programinę aparatinę įrangą gamybos etape, todėl jis praktiškai nepažeidžiamas standartiniams aptikimo metodams. Ekspertai baiminasi, kad šios skaitmeninės uždelsto veikimo bombos gali būti suaktyvintos tuo pačiu metu, sukeldamos precedento neturinčio, muzikinio masto pasaulinę krizę. Augančių grėsmių akivaizdoje pasaulinė bendruomenė nesėdi be darbo. Iki 2025 suformuoti nauji požiūriai į kibernetinį saugumą. Tarptautiniai kibernetiniai alijansai. Pirmaujančios šalys sukūrė specializuotas struktūras veiksmų prieš įsilaužėlių grupės koordinavimas. Vienas iš tokių alijansų yra pasaulinė kibernetinės gynybos iniciatyva GCDI, kuri vienyje ekspertus iš daugiau nei 40 šalių ir turi įgaliojimus imtis aktyvių atsakomųjų priemonių prieš kibernetinės grėsmės kvantinė kriptografija iki 2025. Vyriausybinės agentūras ir sistemas anomalijų aptikimas. Naujos kartos saugos sistemos naudoja pažangius mašininio mokymosi algoritmus įtartinai veiklai aptikti. Šios sistemos analizuoja duomenų kaupiklius realiu laiku, kad aptiktų subtilius kompromiso požymius įdomiai ginklavimosi varžybose tarp įsilaužėlių ir gynėjų. Abi pusės aktyviai naudoja kas yra termino atsiradimo prielaida ir prieš bei autentiškumo srityje tapo kitos kartos saugos standartai biometrinėme 2025 standart. Daugiafaktorinė biometrinė informacija, apimanti ne tik pirštų atspaudus ir veido atpažinimą, bet ir eisenos analizę, balsą, spausdinimo stilių ir net širdies ritmą. Tačiau įsilaužėliai neatsilieka. Jau buvo atvejų, kai tokias sistemas sėkmingai aplenkė naudojant pažangius POF metodus. Skaitmeniniai dvyniai kibernetiniai gynybai novatoriškas požiūris, pagal kurį sukūrėmi virtualūs kritinių sistemų dvyniai, leidžiantys imituoti šias atakas ir bandyti apsaugoti šias įsilaužimo sistemas. Iki 2025 buvo suformuota nauja kovos su elektroniniais nusikaltimais teisinė bazė, įskaitant Ženevos skaitmeninę konvenciją, reglamentuojančią kibernetinio karo klausimus ir valstybių atsakomybę už įsilaužėlių iš jų teritorijų veiksmus. Tačiau ekspertai pažymi, kad šių priemonių veiksmingumas yra ribotas dėl atakų priskirimo sudėtingumo ir politinių nesutarimų, dėl kurių atsakingi šalių veiksmai turėtų būti teritorija ir kokią komentaruose parašykite savo nuomonę. Kas mūsų laukia ateityje? Ekspertas įvardija keletą pagrindinių tendencijų, kurios lems kibernetinių grėsmių vystimasi po 2025. Kvantinis įsilaužimas. Tobulėjant kvantiniai kompiuteriai kyla pavojus pažeisti visas esamas šifravimo sistemas. Pirmoji šalis, kuri sukurs visą vertę dirbtinę galią, gaus kvantinį pranašumą pakankamai neaprėpiamoje erdvėje intelektas. Nes sistema tampa sprendimų priėmimo pagrindu kritinėse srityse, jie patys tampa atakų taikiniais. Įsilaužėliai kuria metodus, kaip apnuodyti duomenis, kad mokytų dirbtinį intelektą ir sukurtų A-klasės zonas jo suvokimui. Kibernetinės ir fizinės atakos. Plėtojant daiktų internetą ir išmaniųjų miestų tipo atakos turės vis daugiau tiesioginių fizinių pasekmių, nuo manipuliavimo transporto valdymo sistemomis iki trukdymo medicinos prietaisų veikimui. Ribos tarp skaitmeninės ir fizinės grėsmės išnyksta. Biologiniams tyrimams ir medicinai kyla pavojus, kad bus pažeisti genetiniai duomenys, o vaistų ir vakcinų kūrimas trukdys kognityviniam karui. Tai pažangi informacinių operacijų forma, kai deepfake technologijomis pritaikyta propaganda ir manipuliavimas socialinė žiniasklaida yra naudojamos siekiant paveikti realybės suvokimą ištisoms populiacijoms. 2025. O atviras mąstymas tebėra vienas iš pagrindinių žaidėjų pasaulinėje kibernetinėje erdvėje. Gyvename eroje, kai pelės paspaudimas gali turėti destruktyvesnių pasekmių nei bombos sprogimas, o kodo eilutė gali būti pavojingesnė už kulką. Kibernetinė erdvė tapo 5-ąją karo sritimi kartu su sausumos, jūros, orų ir kosmosu. Ir atminkite, kad įsilaužėliai nenešioja kaukių ir gobtuvų, nes jie gali atrodyti kaip paprasti žmonės ir žmonės filme. Prie kito stalo vienintelis dalykas, kuris juos išduoda, gilus supratimas apie technologijas ir gebėjimas įžvelgti pažeidžiamumą ten, kur kiti mato tik funkcionalumą. O dabar, kaip žadėjau vaizdo įrašo pradžioje, kodėl kibernetinė grėsmė rūpi kiekvienam iš mūsų, nes šiuolaikinėme pasaulyje mes visi esame prijungti prie skaitmeninių gijų. Jūsų išmanusis namas, medicininiai duomenys, finansinės sąskaitos, visa tai yra pasaulinės skaitmeninės ekosistemos dalis, pažeidžiama atakų. Paslaugos įgalina 2 veiksnių autentifikavimą, kur tik įmanoma. Kritiškai vertinkite įtartinus L.
Laiškus ir pranešimus atnaujinkite savo programinę įrangą, reguliariai kurkite svarbių duomenų atsarginės kopijas ir, svarbiausia, ugdykite skaitmeninį budrumą pasaulyje, kuriame informacija tapo ginklu. Kritinis mąstymas yra jūsų pagrindinis skydas. Jei patiko šis vaizdo įrašas, spauskite patinka ir užsiprenumeruokite kanalą kitose serijose. Mes apžvelgsime kitus konkrečius skaitmeninės apsaugos aspektus ir pakalbėsime apie pažangius kibernetinės atakos ir galiausiai maža paslaptis: daugelį šiame vaizdo įraše aprašytų metodų jau šiandien naudoja įsilaužėliai. Tiesiog dauguma iš mūsų apie tai nežino, kol dar ne per vėlu. Pasirūpinkite savimi ir jūsų duomenimis. Pasimatysime kituose epizoduose.